Tarp mūsų berniukų. Nuo meilės. Tai va, normalus bičas, kuris ištikima savo žmonai. Iki neapykantos. Jis turėjo galimybę turėti įsimintiniausią nuotykį savo gyvenimą. Ir ką jis pasakė? Tik vienas žingsnis. Tada visai tekstas keičiasi. Kas čia yra? Tu ką galvoji, aš tavo kojines po visus namus rankiosiu? Pats išmok. Ramazinai kaip jeftokas. Linukai, išvesk piputę. Tata, pastoriau kako. Temperatūra man pakyla. Prašau. Vyrams reikia dviejų dalykų. Moterų ir pailsėti nuo moterų. Linai, katastrofa. Varyk, Linelį, varyk! Kas ten blin daros? Mama, tėvelis pabėga. Tomas, Gediminas, Vytautas ir Linas pabėgo nuo savo moterų į Norvegiją pažvejoti. Netrukus pradės pildyti sena vyriška svajonė. Jūra, vandenynas. Svajoji apie seksą su dviem moterim, ane? Na. Trečiadienį atvažiuos Arvidas. Lopas. Prieš visą vyrų padermę apsišiko. Apie ką kalba vyrai? Kas labiausiai diorgina, kai esi vedęs? 3 metus nė lašelio myšti jokią kriauklę. Kai jų negirdi moteris. Pagal tai, kad mergina makę valgo, ne? Taigi gali nuspręsti, kokie jinai lovai. O jeigu žalia valgia? Matai? Sveikas. Žmona mėsos į burną neima. Parazit. Taigi pasitikėt, mano žmona! Tėvulėlio. Bet kai kurios svajonės Jis man žiūrėk. gali virsti košmaru. Kaip mane užknisa, kad išvažiavau iš namų susipykęs. Linukai, turi problemų? Anksčiau tėvai neleido. Dabar žmona. Visą tą laiką, kai gyveno. Tavo draugė peržė prie tavęs. Visiemgi pasidėjai. Jis va kaip vedęs jau. Vedęs ir turi bezdalų. Turiu žmoną, turiu sūnų, iPhone, turiu 6. Bet man ar tikrai to reikia? Bet kita vertus, ašgi juos myliu. Nauja lietuviška komedija. Apie vyrus, moteris ir viską, kas tarp jų. Tarp mūsų berniukų. Tarp mūsų berniukų. Namie žmona, restorane žmona, aplinkui nuolat ir visur žmona. Netgi dabar, kada aš sėdžiu čia su jumis, man atrodo, kad netikėtai atsidarys duris ir jinai iššoks iš namuko. Linukai, išvesk piputę. Visuose kinoteatruose nuo sausio 1 dienos.